gyvos pasakos. Sveiki vaikai ir jų tėveliai! Su jumis gyvos pasakos ir šįkart mama Ragana. Na, pasaka, kurią šiandien paskaitysiu, Undinėlė. Giliausiame jūros dugne, kur net laivų inkarai nepasiekia, stovėjo puikūs rūmai iš koralų ir krištolo. Ten gyveno jūrų valdovas Neptūnas su savo 6 dukromis undinėlėmis. Visos sesės linksmai žaidė ir nardė povandeninėme pasaulyje, o kai undinėlėms sukakdavo 15 metų, joms leisdavo pakilti į viršų. Tada jos pirmą kartą pamatydavo žmonių pasaulį. 5 vyresnėlės seserys jau buvo iškilusios iš jūros gelmių. Sugrįžusios jos pasakodavo apie medžius ir paukščius, apie žmonių laivus ir namus, kuriuos matė viršuje. Jauniausia undinėlė susidomėjusi klausėsi jų pasakojimų ir pati nekantravo viską pamatyti savo akimis. Pagaliau atėjo ilgai lauktas jauniausios undinėlės 15 gimtadienis. Nėrė į viršų, aplenkdama greičiausias žuvis. Bet viršuje pasitaikė ne pati geriausia pirmo pasirodymo diena. Jūroje siautė stipri audra. Didžiulės bangos, kaip šapelį blaškė burinį laivą. Nors burės buvo nudraskytos, tačiau jaunas ir drąsus kapitonas prie laivo šturvalo narsiai kovojo su viesulais. Undinėliai iš karto patiko tas drąsus jaunuolis, kurį kiti jūreiviai vadino princu. Netrukus audros blaškomas laivas atsitrenkė į uolas ir vargšas princas iškrito į jūrą. Undinėlė nusprendė žūtbūt išgelbėti jam gyvybę. Ji prilaikė princą virš vandens ir dainuodama raminančią dainą nuplukdė jį į krantą. Ant jūros kranto, kur undinėlė išvilko sąmonės netekusi princą, stovėjo senas vienuolynas. Vienuolės pro langus pamatė jūroje skęstantį laivą. Jos išskubėjo pagelbėti tiems, kurie sugebės pasiekti krantą. Undinėlė, pasislėpusi už pakrantės tūkstančios uolos, stebėjo, kaip princas atmerkė akis, kai prie jo pasilinkė viena vienuolė. Supratusi, kad jaunuolis bus išgelbėtas, undinėlė grįžo į jūros gelmes. Kai mažoji undinėlė parplaukė namo, seserys ėmė jos klausinėti, ką ji matė jūros paviršiuje. Bet sesutė joms pasakojo vien apie princą. Ir koks jis gražus, ir koks jis drąsus, ir koks jis nuostabus, ir kaip ji vėl norėtų jį pamatyti. Pagaliau, neiškentusios seserys parodė undinėlį, kur stovi princo rūmai. Ir dabar ta jūrų mergelė, plaukiodama aplinkui ir vis laukdama, kada pamatys savo karalaitį, ten praleisdavo visas dienas ir naktis. Kai undinėliai pabodo slapstytis jūros banguse ir žiūrėti į princą tik iš tolo, ji nusprendė visam laikui išeiti gyventi pas žmones. Bet su savo žuvies uodega mergaitė negalėjo išlipti į krantą. Undinėliai reikėjo žmogiškų kojų, o jas galėjo duoti tik piktoji jūrų ragana, gyvenanti tamsiausiame jūros urve, kurį saugoja pikti plėšrūnai ir dygūs augalai. Undinėliai teko įveikti daug kliūčių, kad ten patektų, bet noras pasirodyti princui buvo stipresnis. Tu tikrai nori vietoj savo gražios žuvies uodegos tų kvailų ramščių, kurio žmonės vadina kojomis? Undinėlis paklausė raganą. Taip, nedvejodama atsakė undinėlė. Bet gavusi kojas, tu niekada nebegalėsi grįžti į jūrą. Ir kiekvienas tavo žingsnis su tomis kojomis bus kankinantis ir skausmingas. O svarbiausia tai, kad jei tavo mielasis princas ves kitą merginą, tai tekant saulei tavo širdis iš skausmo plyš ir tu pavirsi jūros puta. Sutinki su tokiam sąlygom? Taip, tik dar tvirčiau kartojo undinėlė. Na gerai, gausi savo kojeles, sutiko ragana, bet už jas turėsi tinkamai sumokėti.
Atiduosi man tai, ką turi brangiausia ir gražiausio. Tavo labai gražus balsas, tu man jį ir atiduosi. Gerai, sutinku, ryžtingai tarė undinėlė. Raganos burtai suveikė greitai. Kai undinėlė paskutinį kartą išbrido iš jūros, kiekvienas žingsnis badė tarsi peiliais. Bet mergelė džiaugiasi, kad pagaliau galės nueiti pas mylimąjį ir nekreipė dėmesio į tas kančias. Princas netrukus pastebėjo tą pakrantę vaikštinėjančią nepažįstamą merginą ir nuėjo pasidomėti, kasgi ji tokia. Pakerėtas jos grožio, princas tarė: tu panašiai tą, kuri man išgelbėjo gyvybę. Mano atmintyje tarsi iš vandens iškyla tavo veidas. Ir dar prisimenu dainą. Kas tu? Undinėlė, atidavusi savo balsą raganai, nieko negalėjo pasakyti. Tu negali kalbėti? Tai ten buvai ne tu? Tačiau vis tiek jaučiu tau nepaaiškinamą artumą. Jei nori, gali pasilikti mano rūmos ir būti man tarsi sesuo. Undinėlė buvo labai laiminga. Nors ji negalėjo kalbėti, bet daug laiko praleisdavo su princu. Jis aprodė jai gražiausias karalystės apylinkės, papasakojo visą savo giminės istoriją. Greitai jie tikrai tapo tikrais broliu ir seserimi. Vieną dieną princas gavo laišką, kuriame tėvas prašė nuvykti į gretimą karalystę ir prisistatyti karaliui bei jo dukrai princesiai. Karalaitis tuoj susiruošė į kelionę ir pasiėmė kartu undinėlę. Undinėlį nerimas suspaudė širdį, nes ta karalystė buvo kaip tik toje vietoje, kur ji ant kranto paliko išgelbėtą princą. Bet jeigu jį ten rado vienuolė, tai princas negalės jos vesti. Karalius princui surengė iškilmingą priėmimą. Po draugiškos sveikinimo kalbos jis tarė: leiskite jums, prince, pristatyti savo dukrą, kuri neseniai baigė mergaičių mokyklą vienuolyne. Vos tik išvydo princesę, princas sušuko: tai tu ant kranto išgelbėjai man gyvybę. Aš atsimenu tavo veidą, kurį tada mačiau trumpam atgavęs sąmonę. Princas iš karto pasipiršo savo gelbėtojai ir princesė sutiko už jo tekėti. Neilgai trukus buvo paskelbtos ir vestuvės. Iš karto po vestuvių pokylio princas išplaukė laivu namo, kartu su savo jaunąja žmona ir įseserę, kaip dabar vadino undinėlę. Naktį undinėlė išėjo ant laivo denio paskutinį kartą pažiūrėti į jūrą. Netrukus ji išgirdo, kaip kažkas ją šaukė iš tamsos. Pasilenkusi pro laivo bortą, ji pamatė jūroje plaukiojančias savo seseris. Mes išgelbėsim tave, išgelbėsim, sušuko jos undinėliai. Mes nuplaukėme pas raganą ir paprašėme, kad ji panaikintų savo burtus. Atidavėme jai viską, ką turėjome, savo brangenybę, savo daiktus, netgi savo gražiuosius plaukus. Ir štai ką gavome. Seseris padavė undinėliai didžiulę užkimštą kriauklę. Atsargiai, viduje yra uždaryta audra, paaiškino jos. Turėsi iki saulėtekio atidaryti kriauklę ir išleisti tą audrą. Tada laivas nuskęs, o princas su princese žus ir tu vėl tapsi undine. Tik tokiu būdu galėsi panaikinti raganos burtus. Undinėlė nusinešė kriauklę į kajutę, kurioje miegojo princas su savo nuotaka. Pamačiusi, kaip jis laimingas miegodamas šypsojosi, undinėlė suprato, kad negalės jo nužudyti dėl savo išsigelbėjimo. Kai rytuose pradėjo švisti dangus ir saulė jau netrukus turėjo iškilti virš horizonto, undinėlė išmetė užkimštą kriauklę į jūrą. Vos tik patikėjo saulė, undinėlė virto jūros puta. Ir virš bangų paskutinį kartą nuaidėjo jos daina. Princas pabudo nuo tos dainos garsų. Tai ta pati daina, kurią aš girdėjau, kai skendau jūroje, sušuko princas. Jaučiau, kad tai tu, sese, tu ją prisimeni ir prabilai. Jis išbėgo ant laivo denio, bet ten jau nieko nebuvo. Tik bangos dužo laivo korpusą ir jūros putos tiško ant princo veido. Štai ir viskas. Nejučia. Pasaka baigta. Su jumis buvo Gyvos pasakos ir mama Ragana šį kartą. Norėdami palaikyti mūsų kuriamus įvaizdžius ir pasakas,
Prenumeruokite Gyvas pasakas YouTube kanale, spauskite patinka ir sekite mūsų socialinėse tinkluose, komentuokite. Na ir iki kitų pasakų. Gyvas pasakas.